Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė ir pakalbėsime apie sausio 12 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkyčaitės bitės viešojoje bibliotekoje. Atrijaus terasoje atidaryta panevėžietės Indrės Svirplytės tekstilės paroda Gyvybės medis. Tad šiandieną kalbinu tarpdisciplininę menininkę ir iliustratorę Indrę Svirplytę. Labadiena, Indrė. Sveiki. Pirmiausia, trumpai galbūt apie save papasakokite. Studijavote, mokėtės, dirbate, gyvenate? Taip, tai studijavau Vilniaus dailės akademijoje iš pradžių, baigiau grafinį dizainą, bakalaurą ir tuomet išvažiavau iš Stuttgartą daryti stažuotės. Darydama stažuotę supratau, kad nesu grafinė dizainerė ir toliau pradėjau ieškoti savęs. Ir tuo metu išvažiavau aplankyti draugės į Gentą ir ten jis studijavo Erasmus programoje ir pamačiau nuostabų universitetą ir tiesiog supratau, kad man čia reikia būti. Ir tenai pradėjau studijas, iliustracijos studijas, tai baigiau bakalaurą ten, tai čia būtų Belgijoje Gente. Ir taip pat po to studijavau magistrą. Ir pabaigiau tą vadinamą Fine Arts. Ir dabar esu jau pabaigusi viską ir gyvenu Briuselyje, jau 6 metai kaip Briuselyje, tai realiai Belgijoje esu jau beveik 11 metų. Tai va, o dabar atvykau į savo gimtąjį miestą, į Panevėžį ir labai džiugu, kad galėjau parodyti savo darbus ir dabar galiu dar papasakoti jums apie juos. Apskritai meno kelionę po pasaulį studijavote ir Vilniaus dailės akademijoje, ir vėliau magistro studijos Belgijoje, rezidavote Nyderlanduose ir įvairiose tarptautinėse parodose dalyvavote ir Belgijoje, ir Paryžiuje, Prancūzijoje, ir Nyderlanduose, Pietų Afrikoje. Tos meno kelionės, kaip augina menininką, kaip galbūt sukuria tokį specifinį parašą? Manau, kad tos visos kelionės augina ta prasme, kad susipažįsti su kitais žmonėmis ir galbūt kartais ir pati neiškeliauju ten, bet gera žinoti, kad mano darbai ten keliauja ir kad žmonės gali juos pamatyti ir pajusti mano energiją ir galbūt ne visada, sakau, galiu būti pati, tai bent tiek džiugu. Ir taip, iš tikrųjų duoda daug patirties ir, pavyzdžiui, daugiausiai tai Nyderlanduose, kiek esu parodose dalyvavusi, ten galėdavau aplankyti, nes netoli, labai lengvas traukiniu pasiekti nuo Belgijos. Tai sakyčiau, kad pajunti kultūrą, aišku, per meną ir pajunti žmonės ir juos pažįsti geriau ir tą visą kultūrą, tai aišku, tave tobulina ir atidaro akiratį ir labai smagu iš tikrųjų, kad buvo galimybė sudalyvauti tarptautinėse parodose. Esate tarpdisciplininio meno atstovė, tai koks menas konkrečiai, kuo jūs užsimate, ką mokate ir pastaraisiais metais, kas patraukė būtent į tekstilę ir gobelenus? Taip, tai sakyčiau, kad labiausiai prasidėjo nuo iliustracijų viskas ir baigiau kaip ir irgi antrą bakalaurą su iliustracijomis ir ten turėjau labai nuostabią mokytoją, Hulė de Vankel, jos vardas. Ir ji iš tikrųjų mane labai įtraukė į tokį savitą pasaulį. Kaip viskas prasidėjo, tai ryte jie skaitydavo knygą ir aš tuo metu dar nežinojau olandų kalbos, tai man būdavo kaip paukščių kalbėjimas, tai aš nieko nelabai suprasdavau, ten keletą žodžių pagaudavau ir iš tikrųjų tuo metu sėdėdavom ir tiesiog reikėdavo iliustruoti. Ir man būdavo, visi žinodavo, ką jie iliustruoja, o aš tiesiog turėjau sugalvoti, ką iliustruoti. Tai iš ten prasidėjo tas visas pasaulis, kuris išsivystė į mano kaip gyvybių, gyvūnų charakteristikos pasaulį.
Ir, sakyčiau, iš tos pusės, tai iliustracija vis tiek yra svarbiausia mano dalis, iš kurios tada kilo į tekstilę, tai tiesiog norėjau iš popierio pereiti į labiau apčiuopiamą materiją. Ir dabar jau gaminu, aišku, kilimus ir dabar jau su kilimais perėjau dar į kitą materiją, tai yra 3D, tai pradedu daryti skulptūras. Tai vieną šioje parodoje galėsite išvysti tai tą medį ir, aišku, kelias mažesnės skulptūras. Čia sako, kai įmeta kas į didelio diskomforto zoną, ar ne, kai esat priversta, nežinodama kalbos, interpretuoti. Taip. Ir įsijungia vaizduotę, ta turbūt nuo vaikystės netgi. Taip, tikrai taip. Ir tas menas kaip tik, manau, kad jūs labiausiai ir išlošėt iš tų visų dalyvių. Tikrai, nežinau, tikriausiai, kad labiausiai galbūt atsiskleidė tas mano vidinis gal pasaulis, nes, sėdėti 2 valandas ir nieko nežinoti, ką daryti, tai tiesiog buvau priversta. Tai su tuo tikrai sutinku. Man pirmas įspūdis pamačius darbus toks, kad reikėtų jum animaciją dar užsiimti. Nežinau, ar dirbtinio intelekto pagalba, ar kažkaip, bet ten tokios istorijos, nes tarsi paroda ir kartu, ir kiekvienas eksponatas galėtų gyventi savo atskirą gyvenimą ir galima skaidyti turbūt ir dalinti tą parodą ir vieno eksponuoti dalyką ir pasakos. Tai jūsų vaizduotė turbūt, nežinau, neišmatuojama, neaprėpiama ir labai puikiai atsiskleidžia parodoj darbuose ir tos visos spalvos ir idėjos. Ir sugrįžkime į tą gyvybės medį, jis kaip epicentras visos parodos. Tai vat tos tematikos jūsų, kur galima vadinti netgi parodą Indrės visata, nes pradedant nuo Ievos ir Adomo galbūt ir einant per netgi Lietuvos mitologiją ir pasiekiant ir Saulę, ir Žemę, ir galbūt dar toliau. Taip, tai iš tikrųjų mitologija labai padarė didelę įtaką mano darbam ar tematikai mano darbų. Ir iš tikrųjų visada man buvo įdomu tas religinis aspektas. Esu nuo mažumės, turiu baimę, mirties baimę. Ir iš tikrųjų norėjau analizuoti, kas yra tas tikėjimas ir kaip žmonėmis padeda. Tai per magistrinę darbą sugalvojau sukurti savo pasaulį ir kaip Dievas sukūrė per 7 dienas, tai aš lygiai taip pat sukūriau savo pasaulį per 7 dienas ir ten analizavau jį. Ir galiausiai mano kaip visatos centras yra Saulė, tai ji visą laiką grįžta, visą laiką koncentruojuosi labiausiai ir po tą Saulę tada suprantu, kas vyksta. Tai tas gyvybės medis yra kaip Saulės vaikas. Tai jis turi veidus, jis turi emocijas ir jisai duoda tą gyvybę, bet be Saulės nebūtų nieko. Tai vis tiek svarbiausia yra mano kūryboje Saulės tematika ar Saulės simbolis. Nes kiekvieno menininko turbūt ir kūryba gimsta iš tos asmeninės patirties, istorijos, vaikystės galų gale ir kitų situacijų. Tikrai taip. Pati metodika, siuvinėjimas ar ne, labai reikalaujantis tokios didžiulės kantrybės ir jum, ar tai tiesiog darbas, ar meditacija, ar, nežinau, kažkas, kas išbėgate iš šio pasaulio į savo tą visatą. Iš tikrųjų, tai dirbti su rankomis man yra meditacija ir manau daug kas yra susidūrę su amatais ar kūryba rankomis, tai yra labai man padedantis ir psichologiškai, ir emociškai. Tai iš tikrųjų šis, kaip siuvinėjimas punch needle vadinasi, tai jis yra mano mėgstamiausias ir žinoma, kad tai užtrunka daug laiko, bet tai ir kartu, tai yra mano gyvenimas, ką aš darau, tai to laiko tam ir skiriu visą tą laiką.
Tai aišku, perėjau per daug skirtingų technikų, esu dariusi ir siuvinėjimą kryželiu, ir tą tuftinimo šautuvą esu jau įsigijus prieš 8 metus, kai dar nebuvo, niekas dar nežinojo apie jį. Ir bandžiau daug technikų, bet iš tikrųjų artimiausia vis tiek man liko ta baksnojimo adatos technika ir žiūrėsim, kur toliau tai nuves. Dabar žvelgiant į šią parodą, netgi galima įžvelgti tokios ekologijos tvarumo aspektus, ar ne? Tai kiek jau giminaičių aplankėte, kad pasiimti siūlus visus sunaudoti, nes ten medžiagos tikrai daug sunaudota. Taip, tai visi žino aplinkui iš tikrųjų, kad siūlai niekur nepradings, jeigu jie pas mane atsiras. Ir labai smagu, kad atsiranda žmonių, kurie net iš tikrųjų man parašo ir sako, va, gal reikia siūlų, galiu duoti ir labai džiugu, kad galiu suteikti tiem siūlam antrą gyvybę ir duoti jam naują prasme ir kad jie negulėtų ten kažkur pasislėpę, o nelauktų, o pas mane, kai ateina, jie įsikūnija į kitą materiją. Gimsta iš naujo. Gimsta iš naujo, taip. Dar norėjau paklausti, jūsų vaikystėje, galbūt studijų metais, kokios knygos autoriai ar žanrai jūs augino, kuo labiau domėjotės, ar dabar galbūt nebūtinai su darbu susijusi literatūra, bet kas ant stalelio? Dabar kai pagalvojau, tai labiausiai gal įstrigusi knyga buvo Broliai liūtaširdžiai. Tiesiog, va, kai taip pirmas pamąstymas buvo. Šiaip labai daug skaitydavau knygų ir šiuo metu iš tikrųjų labiausiai ką skaitau, tai labiau dokumentacijos apie žmonių istorijos, aišku, menininkų kitų istorijos, kokius jie kelius ėjo ir žinoma iliustracijų knygos labiausiai, tuos zinus kitų iliustratorių, domiuosi, ką jie veikia, dalyvauju, aišku, ir iliustracijų mugėse, tai visada svarbu apžiūrėti, ką kolegos daro ir ką išleidžia. Tai iš tikrųjų labiausiai dabar tokios vaizdinės knygos mano stalčiai ar mano lentynoje, tai mažiau skaitau dabar tokių romanų ar kažko, tai va tiek. Iš tų tikrai daugiaspalvių kūrinių, tai galima atspėti praktiškai, kad iliustracija labai didelę reikšmę. Žinoma. Jūsų tas balansavimas tarp Lietuvos ir Belgijos, Panevėžio galų gale, kaip pavyksta viską, ar dažnai grįžtat? Ir kai grįžtat, ką čia pirmiausia einate daryti? Tai balansavimas nėra lengvas, bet žinoma, kad grįžtu, stengiuosi grįžti bent jau 2 kartus per metus. Ir čia kūryba irgi užsiemu. Labiausiai tai vasarą, kai galiu būti sodyboje ir tuo metu galiu išsinešti iš tikrųjų savo rėmą į kiemą ir džiaugti saulę ir sėdėti po obelim ir baksnuoti ir iš to kyla ir nauji net ir mano kūriniai. Tai keli kūriniai, kuriuos irgi rodysiu, yra irgi sukurti Lietuvoje ir iš tikrųjų tas gyvybės medis irgi buvo kurtas Lietuvoje ir aš jo dar net niekur nerodžiau užsienyje, tai čia toks kaip debiutas jo medžio. Ir vainikavimas pačios parodos. Taip. Tai dėkoju labai ir noriu priminti, kad parodą galima lankyti iki vasario 7 dienos. Tai tikrai labai visus kviečiame apsilankyti ir dėkoju. Labai dėkoju Jums. Ačiū. Jaukių visiems skaitimų.